Mėly Miuncheno lietuvių bendruomenės rėmėjai ir bičiuliai. Man didelė garbė šiandien kreiptis į Jus ir pasidalinti ypatingą žinią. Šiemet švenčiame mūsų bendruomenės 80-metį. 80 mečius kupinus tradicijų, santarvės ir kultūrinių mainų. 1944 metų vasarą, kai Antrasis pasaulinis karas jau buvo baigiamas, daugybė lietuvių turėjo palikti gimtinę ir ieškoti prieglobsčio vakarų Europoje. Tuo metu apie 80 000 lietuvių atsidūrė užsienyje, negalėdami grįžti namo dėl sovietų okupacijos. Iš šios tragiškos pradžios gimė lietuvių bendruomenė Miunchene, kuri tapo viena iš seniausių ir aktyviausių diasporos grupių Vokietijoje. Nuo 1944 metų esame svarbi Miuncheno visuomenės dalis ir kartu daug pasiekėme. Mūsų renginiai, kultūriniai festivaliai ir socialiniai projektai nutiesė tiltus tarp Lietuvos ir Vokietijos bei sustiprino mūsų bendruomenę. Istorijos įamžinimui savo jėgomis kuriame ir dokumentinį filmą apie mūsų bendruomenę. Tačiau norint tęsti šios darbus, šias tradicijas ir tinkamai švęsti mūsų jubiliejų, mums reikalinga jūsų parama. Šiandien kviečiame į sutelktinį finansavimą, kad surinktume reikiamas lėšas mūsų jubiliejaus šventei. Kiekviena auka, nesvarbu kokia suma, priartina mus prie tikslo ir padeda surengti nepamirštamą šventę. Jūsų aukos padės sukurti įvairią programą su muzika, šokiais, kulinariniais malonumais ir dar daugiau. Tai turėtų būti šventė, kuri ne tik tai pagerbtų mūsų lietuviškas šaknis, bet ir pagerbtų mūsų bendruomenės įvairovę bei santarvę čia, Miunchene. Tik jūsų parama galime užtikrinti, kad lietuvių bendruomenė ir ateityje išliktų gyvybinga ir dinamiška Miuncheno visuomenės dalis. Kurkime istoriją kartu ir 80-metį paverskime nepamirštamų įvykių. Iš visos širdies dėkoju už jūsų dosnumą ir įsipareigojimą. Kartu mes galime pasiekti didelių dalykų. Drauge paverskime šią sukaktį vilties ir ryšio simboliu. Paaukoti galite paspaudę ant nuorodos esančios šio video aprašyme. Tai tiek šiam kartui. Širdingas ačiū.